Matom Damono savaeigį DT 2800 S5 klasės, jau su nauja kabina. Mercedes variklis eina, tai vienas iš tokių, kurie tikrai visam pasaulyje yra garsus ir patvarus. Damonas tai pats pirmas pradėjo kurti tai Vario Selection sistemą, su kuria galima junginėti 3 purkštukus. Galima, aišku, prikonfigūruoti, kad būtų įsijungtų ir 4, dažniausiai palieka ūkininkai kasui laistyti. Šiaip pagrindė tai leidžia tikslumą išpurkšti EDS sistemą, kuri valdoma yra kaniniu būdu. Damonas jau labai senai priėmė tą dalyką, kad visas purškimo laikas sistema būtų orinė ir efektyviai ir greitai suveiktų. Ir kuo mažiau būtų gedimų. Kopijavimui tai yra ultragarsiniai davikliai, gali stovėti 4, 5, 6 daviklių sistema, todėl kad pas Damoną yra galinė pakaba rogėse ir jo nėra svyravimo. Jis, pavyzdžiui, jeigu pamatė kliūtį, jis tolygiai kelia į viršų arba leidžia žemyn. Ir tą duoda, kad tolygiau būtų aukštis parengtams. Aliuminės sijas, lengvos, lengvai valdomos. Damonas gali pasiūlyti ir 42 metrų sijų plotį. Tai čia labai didelė gama dėl sijų, tai tikrai taip pat ir vandens talpyklų. Šiaip patogumas pakankamai naujoj kabinui geras ir matomumas neblogas. Toliau yra 5 kategorijos jau apsauga nuo chemijos. Didelis ekranas stebėti žemėlapį, stebėti purškimo sistemą. Vienas musėti iš labiausiai patikimų purkštuvų. Kiek aš žinau ir pažįstu purkštuvus jau per 20 metų. Damonas labai nuo senų laikų, jis kūrė vien tik tai purkštuvus. Visas inovacijas pirmas prasideda pas Damoną, o toliau jau kopijuoja Damoną kiti. Tai yra didžiausias minusas servisui, nes mažai kviečia.